Sveiki visi, esu Ieva. Sekmadienį vykusiame D1 Sport organizuojama Drift Force antrajame etape, kuris vyko Kėdainiuose, dalyvavau taip pat ir aš. Sekmadienis buvo iš tiesų labai karštas ir būtent dėl to buvo sunku treniruotis, buvo sunku važiuoti kvalifikacinius važiavimus, bet prieš kvalifikacinius važiavimus būtent pavyko susiimti ir pasisekė gana neblogai. Likau 5. vietoje iš tikrai nemažai dalyvių, 3 važiavimus surinkau netgi 84 taškus, tai sakyčiau visai neblogas rezultatas. Ir pakliuvome į top 3-2. Na, o top 3-2 važiavimuose susitikau su Tomu iš Drift Devils komandos ir čia dėja visiškai nepavyko įrodyti, kad galiu pasirodyti geriau. Pirmų važiavimų dėja, kaip minėjo teisėjai, pažeidžiau respekto zoną. Ir kitas dalykas, tai nepravažiavau kvalifikacinės linijos. Tai pirmų važiavimų Tomas nugalėjo 6-4. Gana greitai prisivijau varžovą, per daug įlindau į vidų ir nebeturėjau vietos, kur persimesti. Dėl šios priežasties tiesiog įsitiesinau ir leidau jam laimėti. Taigi top 32 iškritau, galbūt dėl to, kad buvo iš tikrųjų labai karšta diena ir buvo sunku važiuoti, reikėjo labai daug jėgų, bet vis tiek rezultatai savo nenusivyliau, ta 5. vieta daug ką pasako, taigi tikiuosi, kad kituose etapuose seksis kur kas geriau ir pasimatysime ten. Šiandien buvo labai daug dalyvių, iš tikrųjų Ieva Sveikauskaitė išsiskyrė, labai stipriai iš tikrųjų išsiskyrė žiauriai tokių stabilių važiavimų. Iš tikrųjų netgi stebėdamas treniruotės ir per treniruotės komentuodamas tam tikrus važiavimus, vienaip ar kitaip patardamas paskui pituose. Netgi kitų mašiną šiandien vairavau ir gal kažkokius tai rodžiau, kaip ką reikėtų daryti, kad praeiti lengviau kvalifikaciją. Ir iš tikrųjų smalsumo vedamas paprašiau Ievos, kad mane pravežtų. Ir vienas važiavimas, iš tikrųjų buvo atliktas vienas važiavimas ir jisai mane labai stipriai nustebino. Ievos taktika neturi lygių, jos, galiu pasakyti, salone tvyranti ramybė, jinai atrodo viską, į visur pataiko automatiškai ir tik tai lengvu akceleratoriaus pedalo spaudimu, jinai tiesiog, kaip mes vadiname, išlaižo visą kvalifikacinę trajektoriją, idealiai, be jokių perkrovų, atrodo net nesiblaškai salone sėdėdamas. Aš jai pasakiau, kad aš net neturiu ką pasakyti, neturiu ką pakomentuoti, nes tai buvo iš tiesų, aš galiu pasakyti, aš net nesugebėčiau, taip, man taip nesigautų.